Labadiena, Tauragės kurjeris tęsia laidų ciklą skirtą tiesioginiams Tauragės rajono savivaldybės mero rinkimams. Šiandien mūsų studijoje svečiuojasi kiti du kandidatai į rajono merus, oponuojančių partijų atstovai, Tvarkos ir Teisingumo narys Silverijus Statkus. Labadiena. Ir Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų iškeltas kandidatas Vytautas Navickas. Labadiena. Pone Statkau, kai kviečiau jūs į laidą ir pasakiau, su kuo teks diskutuoti ir kalbėtis, taip lyg ir išsigandot. Sakėt, kad geriau būtų, jeigu būtų neoponuojančių partijų, jums tai būtų geriau. Bet gal ir panašių programų, panašiai mąstančių. Kodėl jūs šiek tiek bijote kandidato Navicko? Ne tiek, gal ne taip supratot. Laikot rimtų konkurentų labai. Kad rimtų konkurentų laikau, tai tikrai. Nes kiekvienas konkurentas iš tikrųjų atėjęs į kandidatus į merus, jis turi savo idėją, savo turi programą, savo turi pasiūlymų, tai iš tikrųjų reikia įvertinti jį taip, kaip jisai savai prisistato. Ir tikrai pono Vytauto Navicko vertinu teigiamai. Žmogus gali būti rimtas konkurentas ir tikrai, bet konkuruoti reikia lygiuoti kovoj. Rinkėjai išrinks vieną, čia jau konkurencija tarp visų. Pone Navickai, plačiai visuomeniai iki šiol bent jau jūs nebuvote labai gerai pažįstamas žmogus. Sakykit, nuo kada jūs priklausot konservatoriams? Kada įstojot į partiją? Tai buvo tikrai senai, dabar netgi datos turbūt nepasakyčiau. Nes tai buvo, ir yra, turbūt ir išliko mūsų šeimos, sakykime, partija ir požiūris. Tai yra giminės medis, kuris auga visą laiką ir kol kas esam visi dešiniųjų požiūrų ir prijaučiantis šitai partijai. Ir mane į šitą partinę veiklą įtraukė mano seneliai. Ir tai buvo pirmieji Valdo Adamkaus rinkimai. Tai yra pirmas, tai jeigu taip žiūrėt, tai pirmi partiniai mano žingsniai. Tai jūs buvo paauglys tada tikriausiai. Taip, tai buvo 18 metų, sakykime, suėjo 18 ir aš... Ir jau tada žinojot, supratot, į kurią pusę jau suksite ateityje, ar ne? Sakykit, kodėl partija kaip kandidatu pasirinko būtent jūs? Juk yra Tauragėj skyriui tokių senų politikos vilkų, pavyzdžiui, kaip Antanas Stankus. Kodėl jūs? Va toks netikėtas truputėlį sprendimas. Kaip ten buvo ta istorija su jūsų atėjimu į kandidatus? Aš manau, kad partija Lietuvos krikščionys demokratai, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai visoje Respublikoje keičiasi. Galim pastebėti ir Gabrieliaus Landsbergio atėjimą į Europos parlamentą. Tai nėra atsitiktinumai, nes partija supranta, komandą visada reikia atšviežinti. Reikia naujo šviežio kraujo. Ir galbūt kartais tie senieji vilkai, geriau jie tegul būna šalia ir padeda jaunimui irgi tapti tais gerais vilkais. Ir tas mano atėjimas nebuvo kažkoks netikėtumas partijos viduj, sakykime. Tiek, kiek galbūt išoriškai tai pasidarė gana keista. O kodėl ne Antanas Stankus, kodėl ne kažkas kitas? Todėl, kad tikrai partijai reikia atsinaujinimo. Ir mano šūkis yra irgi permainos. Gerai, pakalbėsim netrukus apie permainas. Pone Silverijau, sakykit, kaip yra su tom Georgijaus juostelėm? Žiniasklaida jau jūs kaip ir prikalė prie sienos. Ir kiek man pačiai teko girdėti, LNK žurnalistams sakėt, kad įsiseksit tą juostelę ir per kitus minėjimus. Kaip šiemet elgsitės per gegužės mėnesį, per pergalės dienos minėjimą? Neklaidinkit jūs irgi, tikrai nesakiau, kad aš įsiseksiu ją. Jeigu man įsegė į tą juostelę, tikrai aš pripažįstu, kad tai buvo. O jeigu jau jums seks, tai jūs pasipriešinsit? Tikrai, jeigu mūsų Tauragės karo veteranai ateina ir jie ateina su juostelėm ir jie ateina ir įsega tą Georgijos juostelę, tai pripažinkime mes, kad ne juostelės esmė, kraują pralyja ne juostelės ir ne žibutės kažkur tai kažką tai daro. Tai yra žmonės, kurie pasisavina tuos akcentus. Šiai dienai mes turim daug, pavogta iš žmonių ir tą pačią imkim. Vaivorykštę pavogė kažkas pavogė Georgijos juostelės. Dabar jūsų dukra nebegali piešti vaivorykštę. Jau kaip dabar taip išeina, kad pas mus jau nebegalima vaivorykštės piešti, nebegalima mes Georgijos juostelę nešiuoti, nebegalime žibučių sekti, nes kažkur tai jau yra surasta, kad tai buvo Vokietijos ženklas, tos žibutės. Tai jūs kaip politikas tolerantiškas, į kitą pusę kreipiu, Aš tolerantiškas, kad ne ženklai, ne žibutės, ne dar kažkas, ne Georgijos juostelės, tai visko daro. Tai daro žmonės.
Ir jeigu šiai dienai pas mus atsirastų kažkas tai pasiėmęs Lietuvos vėliavą ir eitų sakydamas ten, kad mes už Lietuvą ir būkim nacistai ir taip toliau, tai tikrai irgi nėra, tai mes vėliavos neatsisakysim jau. Tai pas mus netgi taip ir buvo, Kaune, kai demonstracija ėjo, tai nešęs Lietuvos vėliavą ir šaukė, kad mes už Lietuvą, mes Lietuva be kitataučių. Tai mes irgi tada reiškia. O sakykit, jūsų išsilavinimas, priminkit Kaliningrade, kai jūs baigėte universitetą ir kokią specialybę ten įgijot? Verslas į vadybą įmonėje. O Kauno technologijos universitete pernai? Taip, administravimas, magistrinį laipsnį įgijau. O kodėl tik pernai? Kad anksčiau nebuvo poreikia, tai po truputį mokinausi ir baigiau pernai. Pone Vytautai, šiek tiek apie jūsų asmenį. Jūs ne Tauragiškis, ne Tauragiai gimęs, ar ne? Taip, aš gimęs Vilniuje, augau Vilniuje, bet, sakykime, istoriškai, vėlgi, jeigu taip pasižiūrėjus, su Tauragė šiek tiek yra istorinių sąsajų. Tai mano prosenelis, apie kurį irgi esu parašęs ir VRK, tai Šilalės progimnazijos direktorius buvo ir kai prasidėjo trėmimai, sužinojo, kad bus ištremtas, nes inteligentija buvo trėmima. Bėgo iš Šilalės, o močiutė tuo metu Tauragiai mokinosi. Matyt, likimas taip lėmė, kad man teko vėl sugrįžti į tą Tauragę. Meilė atvedė, bet sakykime, sugrįžti taip, praėjusis vienai kartai, sugrįžti į Tauragę. Savo anketoj rašot, kad jums teko dirbti įvairiausių darbų. Ir direktorius esat buvęs ir, kaip supratau, net kasininkas pardavėjas VP Market. Tai čia Maksimui? Taip, tada dar Vilniaus prekyba dar kažkada tai buvo. Tai ar sunkus tas darbas, jeigu patyrė tos, nenoriu pasakyti pačios žemiausios duonos paragavot, bet iš tikrųjų tos eilinio darbuotojo, eilinio žmogaus, kaip ten yra ir iš tikrųjų su sauskelniam sėdi kasininkai? Turbūt tikrai tada VP Marketas, prisiminimai ir galbūt mano, aišku, dar jaunystė buvo studijų metai, bet tai darbovietė, į kurią aš nenorėčiau dirbti, todėl kad tai nėra mano sritis, sakykime. Tai buvo toks gyvenimiškas, studentiškas darbas ir tai reikėjo, nes savo gyvenimą aš kūriau ir kuriu savo jėgomis. Ir, kaip sakau, geriau pradėti darbą nuo kažkur nuo šlavėjo ir žinot, kaip teisingai sušluot. Teko ir tokį darbą dirbti, nes galima daug parašyti, nes teko ir užsienį darbuotis ir matyti tų visokių darbų ir geriau kilt karjeros laiptais. Tas pats direktoriavimas, tai irgi buvo pradžia draudimo vadybininko, draudimo agento, sakykime, buvo tos pozicijos paskui kilta, tais laipteliais karjeros. Ir daug kur esu pasiekęs, tai esu pasiekęs savo rankom, savo žiniom. Pone Silverijau, jūsų politinės reklamos plakatų Tauragiai labai daug. Ir žmonės sako, kad jūs turbūt esat vienintelis kandidatas, kuris taip aktyviai naudojate rinkiminiai kampanijai savo atvaizdą. Iš tikrųjų labai daug. Ir vienoje gatvėje, ir kitoje, ir prie turgaus, ir brolis jūsų vežioja, jūsų partiečius, ar vežiojo, dabar nežinau šiandien. Sakykit, ar neperlenkėt lasdos truputėlį, ar to rinkėjams reikia iš tikrųjų, kad rinktų jūs? Tai galbūt čia tas, kad yra judanti mūsų reklama vienoje ir kitoje vietoje, tai čia yra galbūt tas žmonėms, gyventojams, rinkėjams ir atrodo, kad labai daug. Mūsų reklamų yra mažiau negu kitų partijų, tikrai mes nesam prisikabinę jų labai daug, bet tik tiek, kad mūsų yra judančias, kad jos vieną dieną stoja vienoje vietoje, kitą dieną kitoje vietoje, trečią dieną trečioje vietoje ir yra judančias. Jūs manote, kad žmonėms reikia matyti kandidatą, ar ne? Taip, nes kada prasidėjo rinkiminė agitacija, tai ne vienas rinkėjas sako kažkaip, kad niekas nieką neagituoja, niekas nieką nedaro ir labai trūksta reklamos, trūksta informacijos. Šiai dieną jau sako, kad per daug. Tai taip, kad liko per savaitę, dar pakentėsim. Liko nepilna savaitė. Atsiverskim jūsų rinkiminės programas. Pone Vytautai, jūsų rinkiminis šūkis nauja Tauragė, jauna Tauragė. Ar tikrai manot, kad mero prestižas, mero įdirbis, įvaizdis priklauso nuo jauno amžiaus žmogus? Ar tai yra svarbiausias dalykas? Ką jūs turite omeny tuo šūkiu? Tuo šūkiu tai, kad laikas ir jaunimui šiek tiek sukrusti ir pagalvoti, nes ateitis priklauso jaunam žmogui. Ir jaunimas turi galvoti, tai vis dėlto, ką mes galim padaryti Tauragiai. Ir tai yra, manau, vienas iš tų esminių dalykų. Amžius kartais ne visada irgi sakoma, kad jisai yra
senas žmogus, jau nurašytas. Kartais būna ir daug, tikrai žinau, tokių žmonių, kurie yra amžium vyresni, bet jie yra širdim jauni ir padeda tikrai jaunimui. Todėl ir sakau, kartais reikia ir tų senų patyrusių vilkų ir galbūt ir ponas Pranas galės tapti mano kokiu padėjėju, ką gali žinot. Tai netmeskim tokios, nes jis žino daug. Politikoje viskas įmanoma. Taip, politikoje viskas įmanoma. Aš manau. Jūsų rinkiminiai pažadai kitaip negu kai kurių kitų kandidatų labai abstraktus. Cituoju, prikelsiu Tauragę iš miego. Sukursiu palankesnės sąlygas ateiti investuotojams, betarpiškai dirbsiu su bendruomenėmis. Išverskite į konkretesnę kalbą. Kaip jūs tą padarysit? Kaip dabar tą jaunimą pritrauksit ir ką reiškia, kad iš miego prikelsit? Kas jums negerai kaip piliečiui Tauragiai? Mano manimu, tauragiškiai per mažai arba mažai dėmesio skiria vietos valdžios darbams. Jie tik tais klausosi, kaip jie pasakoja, kaip, pasakas prieš miegą, sakykime, apie nuveiktus darbus, apie tai, kas yra gražu, bet, kartais užmirštama, kas yra ne pagrindinėse gatvėse, kas yra į šoną, į dešinę ar į kairę nuo centrinės gatvės. Kaip tai yra ir kad reikia atvert akis ir pamatyti, kad vis dėlto tikrai Tauragė ne vien tik tais Dariaus ir Girėno gatvė, ne vien tik tais tos trinkelės. Yra ir mėgamieji rajonai, tarkim, kad yra aerodromo pusė. O kurie sprendimai tarybos priimti, pavyzdžiui, pastaraisiais mėnesiais ar pastaraisiais metais jūsų nuomonė yra, blogi, ydingi, klaidingi? Ką šios kadencijos taryba ir meras, kaip jos vadovas, padarė negerai, ne taip? Ką jūs darytumėt kitaip? Ką daryčiau kitaip? Tai mano akim žiūrint, tai kai sprendimai ir tas bendravimas su bendruomenėm netgi, pastatytas tas pats tiltas per jūrą. Visi tikėjosi. Taip, jisai pastatytas. Jo nebenugriausi, bet sakykime, prieš tai įvykę. Galite replikuoti, ponė Silverijau. Tai iš tikrųjų, gerbiamas Vytautas, tai pirmiausia reikia žinoti tą struktūrą savivaldybės, dėl ko tas tiltas kaip ir buvo. Tai reikėjo pasidomėti, dėl ko jis atsirado. Nes tai yra tarptautinis projektas, 3 valstybių - Lietuvos, Rusijos ir Lenkijos projektas. Tai turizmo į Lauksargius dviračių takas ir į tą projektą galima buvo padaryti tą tiltą. O jūs iš visuomenės, sakykit, sulaukėt kažkokių laiškų, pasiūlymų, kad darot ne čia, ne ten? Galiu atsakyti, iš tikrųjų, ne visuomenė, čia yra projektuotojai. Mūsų siūlymas buvo prie estradas daryti, bet kadangi prie estradas netitinka. Jūsų tai kieno siūlymas? Tarybos narių, koalicijos visi siūlymai buvo galvota prie estradas, bet ten netitiko aukščiai. Negalėjo ten pastatyti to tiltų. Kadangi per ledonešį gali kliūti, taip toliau, taip panašiai. Tai buvo netitinka standartus. Ir jis buvo pasirinktas šitoje vietoje statyti. Tikrai tai čia buvo apsvarstyta ir čia projektiniai dalykai. Čia yra... Kiek kartų jūs pats tuo tiltu ėjote į kitą pusę ar važiavo dviračiu? 4. Tikrai gyvenu ne tam krašte. Tikrai negaliu aš privažinėti čia ir neturi tiek laiką, kad su dviračiais dabar važinėti. Pone Silverijau, jūsų rinkiminis moto laisvam žmogui ir bendruomeniai. Jūs manot, kad Tauragėje žmonėms trūksta laisvės? Ne tiek, kiek laisvės trūksta, kad jie, kaip kolega sako, išmiega, neišmiega, galbūt, kad jų informacijas, kad jų pateikimai, kad jų norai daugiau, galbūt reikėtų juos surinkti, galbūt daryti kažkokias anketas, kad žmonės, ko jie pageidauja, ko jie nori labiausiai. Nes šiai dienai atrodo mums galbūt vienaip, jų poreikiai gal kitokie yra, gal mes ne viską žinom, ne viską suprantam, tai čia ateities darbai tikrai siūlysim tokias anketas, kad gyventojai galėtų išsakyti internetiniam kažkur tai kitur savo nuomonę, savo pageidavimus. Tai kodėl iki šiol to nepadarėt, jūs galėjote? Nesuspėjau, ne visko nesugalvojau. Aš matau dabar per kadenciją praėjus, matau, ko mes nepadarėme. Matau, ko nepadarėme. Kaip investicijas pritrauksit į Tauragę? Investicijas, tai čia, nes tą žadate. Kolega sako, kad mes centrui, tai čia ir yra investicijų pritraukimas. Sutvarkytas centras, ruošiamasi baseina statybas, kad atvažiavęs investitorius, pamatęs sutvarkytą miestą, pamatęs, kad kur jo darbuotojai turės nueiti, ką turės, kad darželių užtektinai yra, kad yra jam laisvalaikis užimtas, kad jam kultūros rūmai sutvarkyti. Tai užsienio investuotojais pirmiausia žiūri į šitas dalykus, kur jo darbuotojas turės nueiti.
Jeigu darbuotojas turi gerą laisvalaikį, sutvarkytą miestą, tai jis ir gerai dirbs. Tai investuotojai yra pirmas klausimas. Kaip situacija su Aisko, Aldi, su tais galimais investuotojais, apie kuriuos čia kalba meras jau 3 ar 4 mėnesius ir kol kas taip ir neatskleidė? Tai galbūt tada klauskit merą šito klausimą. Bet jūs, jo pavaduotojas, jūs, aš manau, žinot situaciją. Kodėl čia tokia paslaptį įvilkta viskas? Nei paslaptį. Tikrai klauskite jų. Pone Vytautai. Dėl Aldi ir Aiseko, jeigu galim, labiau galbūt dėl pačio Aldi ateimo, tai man aišku keista, kad miesto centras yra valomas ir ruošiamas investicijom tokiom, kurios menamai eina jau 6 metus, jeigu nedaugiau, jau kalbam apie tai, kad bus pastatyta ta parduotuvė. Bet, sakykime, vėlgi, smulkusis verslas... Čia parduotuvė, jūs turbūt painiojat parduotuvė Lidl, o Aldi žada Saisko. Teisingai, Lidl. Lidl ateis į miesto centrą, tai smulkusis verslas, jis teiks taip 10 darbo vietų, bet kokį 20 darbo vietų bus atimta. Jūs manot, kad blogai, kad ateina dar vienas? Kad jis ateina, tai jisai yra gerai, bet ar reikėjo tam daryti ir duoti leidimus miesto centre, kur yra pagrindinė miesto sankryža, vien tik dėl to yra pakankamai plotų, kurio galima užpildyti ir šalia miesto. Ir tikrai galbūt Aš manau, kad netinkama čia yra vieta. Taip, tai yra, taip, tai mes dar to nematom, bet pajausim, kada bus. Pone Vytautai, kodėl konservatoriai taip pykstasi su kitų partijų atstovais Tauragiai? Su liberalais, aišku, ne, nes toje pačioje koalicijoje. Kodėl partijos negali sutarti, galų gale prieiti prie kažkokio kompromiso ir iš tikrųjų dirbti vieningai visų žmonių labui? Kiek man teko pastebėti, iš tikrųjų atviras žodžių karas jau dabar paskutiniaisiais mėnesiais yra prasidėjęs. Galbūt tas nesutarimas yra toksai, kad įsisenėja tos pačios žaizdos. Už tai irgi, aš tikrai nesipykstu nei su vienu iš oponuojančių pusių ir netgi kviečiau visus bendradarbiauti, bet galbūt dėl to mes ir keičiamės. Mes norim surasti kažkokį tai tą kompromisą, ieškodami... O nėra taip, kad iš tikrųjų pykstasi 2 šeimos priešingų partijų, Petrošiai ir Stankai. Stankai stovi už jūsų nugaros, Petrošiai stovi, sakysim, ten už socialdemokratų kandidatų nugaros. Nėra taip? Už mano nugaros kol kas nieks nestovi. Jeigu jūs išrinks meru, jūs tikrai būsit savarankiškas, jums niekas neprimes jokios nuomonės, gali tą patvirtinti? Taip, tikrai ir aš gana esu savo nuomonėje, esu jau kokį žodį pasakiau, ką daviau, tai aš tikrai laikysiuos. Žodžio žmogus. Pone Statkau, Tauragiškius papiktino ne viena istorija, kai į valdiškas kėdes gana svarbės sėdo giminaičiai, sūnus, jūsų brolis visai taip kažkokiam keistom aplinkybėm buvo paskirtas be jokio konkurso, be jokios kažkokios atrankos, be paieškos viešoje erdvėje vadybininkų Tauragės butų ūkio. Dukteriečia, jūsų brolio dukra sėdo į Traco teisininkės vietą. Šiaip eiliniam žmogui susirasti tokį darbą yra gana sudėtinga. Jūs galite ranką prie širdies pridėjęs pasakyti, kad tikrai nesikišote tuos reikalus ir čia nieko neskatino tą padaryti? Tikrai galiu pasakyti, kad nesikišau į tuos reikalus. Tikrai vadybininkas, kuris gaunantis 1500 atlyginimą, nėra ta vieta, kuri jau tikrai jau labai čia ypatinga, kažko skiriasi. Juristas etatas taip pat irgi tenais yra darbas, reikia dirbti, atidirbti ir tai laikinas darbas. Bet tai jūsų brolius nuėjo pas Tauragės butų ūkio direktorę, kuri yra jūsų partietė, paprašė ir iškart... Ne iškart, buvo pareiškimą, anksčiau jie tarėsi, jie prašė pareiškimus, prašė, kada bus laisva ar kažkaip kitaip, tai žinau, kuriais būdais tenais buvo. Sutarta ir jie įsidarbino. Tikrai aš tokiuose vietose dėl vadybininką etatą tikrai nespėjau. O dėl dukterėčio su Leikum kalbėjot? Su direktorium Traco. Tikrai irgi nekalbėjau, kad su Leikum... Praeitas iki sakėt, kad kalbėjot. Galbūt kalbėjom kažką tai, kad reikia kažkur kažką tai, aš tik galbūt pasakiau, kad tu yra žmogus, bet aš kad jį tenais įdarbit, būtent į ją ar dar kažkaip kitaip tikrai. Jeigu reikės, tada tegu renkasi pats direktorius. Tikrai, nes direktorius yra netgi nepavaldus mūsų savivaldybėje, jis yra 4 savivaldybėm pavaldus. Tikrai mes negalim jo įtakoti, kad jisai būtent tą žmogų darbė. Bet gal kažkokiuose neoficialiuose pokalbiuose, sakysim. Tikrai neoficialu.
Iš keturių savivaldybių 2, na, Komskis, Pagėgiai. Kila tokių tyrimų. Aišku, tai yra, manau, kad susitarimo reikalas. Pone Vytautai, jūsų deklaruotas turtas labai menkas, vos keli tūkstančiai litų. Sakykit, ar sąžiningai dirbant Lietuvoje įmanoma jaunai šeimai nusipirkti butą dabar, pasistatyti namą? Na, jūs neturit nekilnojamojo turto, bent jau jūs asmeniškai. Taip, aš asmeniškai neturiu nekilnojamo turto, nei čia Tauragėj, nei Vilniui. Turiu deklaravęs tik tais automobilį, kuris yra mano. Na, o dėl sąžiningai dirbančio, ir taip, galima, bet dažniausiai neišsiversi be kredito įstaigų. Na, tai yra mano akimis sąžiningai dirbančiam sutaupyti, ypač su Tauragės vidutiniais atlyginimais, tai yra labai sudėtinga. Jūs pas dirbat kredito unijoje, savotiškam banke, tai galbūt jūsų įstaiga turi kažkokių planų padėti va tokiam jaunom šeimom? Jūs turit kažkokią programą, jūs pats inicijuojate tai, kaip finansininkas kalbate apie tai? Ar apskritai? Yra sudėtinga, sakykime, jeigu taip, na dabar truputėlį nukrypus į tą darbinę sferą mano, tai mes matom tikrai Tauragės veidą su darbo užmokesčiu. Ir labai graudu žiūrėti, kada žmogus ateina iš įmonės kažkokios ir atsineša minimalus darbo užmokestis. Kitas sako, aš čia gaunu pusę etato, bet tai dar aš į vokelį gaunu. Tai ta kasdienybė, sakykime, yra labai graudi. Žmonės vienas dalykas. Na, bet kodėl taip yra? Kodėl taip yra? Iš tikrųjų, Tauragės versle atlyginimai tikrai nėra dideli. Valdiškų įmonių, pagal politikų deklaracijas galiu pasižiūrėti. Tie, kurie dirba kažkokiai valdiškoje institucijoje, jų pajamos oficialios yra tikrai gerokai didesnės, negu, sakysim, ten kažkokiai eilinio darbuotojo verslo įmoniai. Kodėl taip yra? Aš manau, kad tai yra vėlgi tas pats žmonių, galbūt ir vėlgi tas užhipnotizavimas, iš kurio mes bandysim irgi iš to miego tokio, iš letargo miego tokio pažadinti, kad žmonės, nebijotų pasakyti netgi ir savo vadovams, man reikia baltos algos, todėl kad man reikia... Jūs manot, kad yra šešėlis, ar ne? Taip, ir tai yra įtakoja ir žmonių gyvenimo netgi kokybei, jie kitaip nebemoka, arba būna netgi specialiai, sako, man nemokėkit didelės algos, nes aš gausiu socialinę pašalpą. Tai yra irgi dar viena tokia didelė tragedija, kuri Tauragėj įsigali, dėl ko reikia būtent naujų darbo vietų, naujų investicijų, kad žmonės išmoktų uždirbti, nes mes auginam kartą, kuri nebemoka dirbti. Pone Statkau, jūs irgi į politiką, į tiesioginius postus valdžios atėjote iš verslo. Verslas, kaip suprantu, jau viskas, jo nebėra, nesisekė. Vat kaip yra tame versle, kaip jį išlaikyti, kodėl jūs nesugebėjote? Tai žodis, kad nesisekė, nėra, nes mūsų įmonė tebėra, jinai egzistuojanti. Kiek darbuotojų yra dabar? Dabar 2 darbuotojai yra, bet aš netame esmė, kad mūsų įmonė nei bankrutavo, nei kaip kitaip. Mes sustabdėm veiklą, kadangi aš išėjau jau toliau dirbti į mero pavaduotojus ir brolis vienas likęs, tikrai buvo sunku ir atsirado toksai tarpas, kad nebuvo darbuotojų. Kokius atlyginimus mokėjo savo darbuotojai? Dideli darbuotojai. O dideli tai kiek? Dabar negaliu pasakyti atvirai, tai jau buvo senokai. Bet neminimalus. Neminimalus. Tikrai buvo, mes turėdavom netgi labai daug norinčių įsidarbinti, būdavo, mes turėdavom sąrašas netgi norinčių dirbti pas mus įmonėje. Vasarą tikrai mes turėdavom daug žmonių priimdavom ir norinčių, kad įsidarbinti, būdavo pas mus daug. Ir aš dabar negaliu tikrai pasakyti, senai. Jūsų santaupos esate deklaravęs litais. Pasakysiu apie 300 000 litų čia iš vicemero algos tiek pritaupėt, ar iš verslo? Iš verslo, iš senesnių laikų čia turėjau jau. Bet neleidžiat, taip ir yra ta suma jau ne pirmus metus. Kad neleidžiu, taip yra, tai... Užtenka vicemero algos. O kokia vicemero alga gali dabar priminti? Į rankas gaunu dabar su darbo stažo priedu, susko apie 3000. Vytautai, koks turi būti meras? Kokios jūsų svarbiausios asmeninės savybės? Koks žmogus jūs esate? Savo asmenį apibūdinkit taip pat sąžiningai. Aš manau, kad tos svarbiausios savybės tai yra naujovių ieškojimas, žingeidumas, vėlgi galbūt ir užsienio kalbų žinojimas, kas yra tikrai svarbu, nes manau, kad meras
jisai turės būti lyderis ir galvot apie miesto ateitį ir tolimą ateitį žiūrėti netgi. Nes, na, mero tos funkcijos nėra tokios labai stipriai susijusios su šiandiena, nes meras tai jisai turi žiūrėti ir rūpintis, kaip miestas atrodys toliau. 4 metai, bent jau tiek. Su kokiam partijom koaliciją sudarytumėt? Sudarytumėm su visom, kuriom svarbu yra Tauragės ateitis. Bent dabar tai tikrai, žinom, kad tikrai liberalų sąjūdis, galbūt naujoji Tvarka ir teisingumas, naujai pabudė jie, sakykime. Tvarka ir teisingumas sudarytų koaliciją su konservatoriais? Su konservatoriais? Ar čia neįmanomas dalykas? Jeigu, kaip ir Vytautas sako, jeigu pasikeis tie senieji kadrai, kurie iš tikrųjų šiandieną, kaip matau pagal sąrašus, jie kažkaip tai yra toliau atsitraukę, netgi Raimundas. Jūs turite omeny Matėmaitis, Tamkų, jeigu jų neišrinks? Ne to, kad jų neišrinktų, arba jų požiūris pasikeistų į tą visą valdančiąją daugumą, kad reikia dirbti kartu. Valdančioji dauguma tai yra ne tavo vienos partijos reikalas, tai yra reikia dirbti kartu, reikia žiūrėti visų bendrus aptarimus, bendras strategijas. Nes jeigu tu atėjęs ir tu vien tik sakysi, kad darom taip, kad kaip mano programinė buvo nuostatuose, tai tikrai nebus tai. Reikia aptarti bendrai ir dirbti bendrai. Ir paskutinis klausimas abiem vienodas, kodėl rinkėjai turėtų už jūs balsuoti? Trumpai. Silverijau. Arnuos. Tikrai kreipiuosi rinkėjus, kad galit balsuoti už mane. Kad galite žino, kodėl? Todėl, kad aš iš tikrųjų šiai dienai jau 5 metai dirbu mero pavaduotojas, tikrai esu įsigilinęs į visas miesto problemas ir žinau, ką reikia keisti, kaip reikia keisti, ką kažką reikia padaryti. Tęsti tuos pradėtus darbus, iš tikrųjų, kurie šiai dienai jau yra pradėti, kuriuos žinau, kuriuos suprantu ir taikysi naujoves. Kiekvieną dieną pereinat pėsčias per miestą? Ne kiekvieną. Pavasarį einu namo pėsčias. Žiemą, kai šaligatviai žiemą, kada šalta, važiuoju su automobiliu. Vytautai, kodėl už jūs turėtų balsuoti žmonės? Manau, mane turėtų pasirinkti rinkėjai, todėl, kad Tauragiai reikia naujų pokyčių, reikia naujo ir jauno mero, perspektyvaus, kuris galėtų laisvai bendrauti ir su užsieniečiais, kuriam nėra nusispjaut, sakykime, ant to, kas dabar dedasi ir kuriam rūpi ateitis Tauragės. Gerai, ačiū labai.